Sveiki, čia problemų tvarkytojai, leiskite į namus. Kas tokie šūdų valytojai? Problemų tvarkytojai. Gerai, tai jau pasižiūrėsiu. Gerai. Tai kuo skundžiatės? Nu, matot, mano vyras, mes išsiskyrėm ir pasidalinome vaikus. Mano vyras nemoka jau man mokesčių. Ir, aš dabar esu vargšė. Tai ar turite vaikų, ar jie iškeliavę gal? Vienas vaikas yra viršuje, tai jau pakviesiu. Keli eime. Palauk. Mano vaikelis. Čia svaigsti, ble. Kodėl jūs Mes operuojame. Operą daro. Komedija. Gerai, tai gal einame pas senelį jūsų. Ar jūs turite senelį? Išsiaiškinsim. Gerai. Atidarykit čia problemų tvarkytojai. Kažkas yra namuose. Čia problemų tvarkytojai, leiskit. Čia dėl jūsų išsiskirimas su... Va, matot, čia ta žmona. Jo. Tai... Jūs mokat kalbėti... Ai, jūs rašot. Gerai. Nu, gerai, tai prie arbatos ir pašnekėsim. Ar... Leis dar truputį. Tai... Ar jūs suprantat, ką mes sakom? Jūs kažką norėtumėt man parašyti? Galiu aš... Gerai, aš to paskaitysiu. Truputuką, kas... Palauk, truputuką. Kas truputuką? Kas truputuką? Girdit, jūs sėskit ten. Truputuką girdit. Jo, truputuką jūs girdite. Gerai, tai galit pavaišinti tos arbatos. Ir tada jau pasikalbėsim. Leiskit padėsiu. Ačiū. Ačiū. Skani. Biški per daug cukraus perdėjot. Bet... Normali. Nieko. Visai tokia normali. Gerai, tai... Gal žinote, dėl ko vyras nebemoka mokesčių šitai moteriai? Dėja. To gal dėl to, kad jis įsiskyrėme. O tai, bet vis tiek jis turėjo mokėti mokesčius. Bet nežinau, kodėl nemokėjo, bet aš pati turėjau mokėti dabar. O tai vyro dabar nėra, jis išvykęs, kaip suprantu. Taip. Gerai, todėl, kad neuždirba. Bet taigi toks namas, kaip išlaikyti tokį namą didelį?
Mes dedam daug pastangų. Bet taigi čia ne jūsų namas, jūs esi skirus. Nu, Kaip supratau, o žaibuot dar pradėjo. Gerai. Gaunu. rašyk. Ai, gaunu pašalpą. O kiek ta pašalpa galit gal pasakyti, nes būtų gerai žinoti, kur moteris gal ir tualetą nuėjo. Gal. O, čia visai nebloga pašalpa, tai jūs dirba. Gerai. Gerai. Atsiprašau, o galim pas jus į tualetą? Jūs jeigu palinksėkit, jeigu. Galima. Galite parodyti, kur, pasakyti. Tai senelė, žiūrėkit, norėjau paklausti, gal žinote, kodėl jie susipyko? Kol dar nebuvo išsiskyrę. Man ta tyla nepatinka. Gerai. Gal šitą skaitėm, šitą kad supratau. Taigi įsiaiškin, galiu atvirai sakyti, kad jūsų buvęs vyras permiegojo su kita. Taip. Tai jūs dėl to ir susipyko. Kad jis jums buvo neištikimas. Jep. Tai gerai, aš jums parašysiu arba paskambinsiu pirmadienį arba penktadienį ir tada mes jau susitarsim, gerai? Gerai. O dabar einam. Kur čia duris, senelė? Mija. Koks jūsų vardas? O, Stasys. Ačiū už priėmimą, Stasy. Ačiū už arbatą ir priėmimą. Linkiu sėkmės. Gerai, o mes jau... O, knygelė. 100... Už ką? Už ką 100 eurų? Gerai, už arbatą skanę. Tai jūs tiek vargote dėl tos arbatos? Galite palinksėti? Tada mes jau eisime, žinot. Mums jau reikia... Palaukit, nepersekiokit manęs. Nepersekiokit.